Šiandien atidarome bazilikos didžiasias duris kaip ženklą, jog prasideda didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Kviečiame ir jūs atvykti į atlaidus ir pirmiausia atverti savo širdžių duris Dievo maloniai, kurią čia galime patirti per mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus motiną, švenčiausią mergelę Mariją. Atvykę į atlaidus, mes turime išskirtinę galimybę eiti kryžiaus kelią, kopti į kalnus. Kalnas tai Dievo ir žmogaus susitikimo vieta. Viešpats Jėzus Kristus prieš savo kančią, pasiėmęs keletą mokinių, užkopė į Taboro kalną ir jiems parodė savo dieviškumą. Mokiniai išgyveno palaimos būseną. Mes taip pat galime išgyventi viešpaties palaimą, bet pirmiausia turime kartu su juo eiti kryžiaus keliu iki Golgotos kalno, ten, kur viešpats kentėjo ir mirė, bet galiausiai prisikėlė, kad ir mes prisikeltume. Mėly žemaitėjų žmonės, brangė visi Lietuvos ir tie žmonės, kurie myla Žemaičių Kalvarijai, o gal jau pajutot, kad artėja didėja Žemaičių Kalvarijais atlaida. Jeigu jūs pavargot dvasišką, fizišką, tai aplankykit Žemaičių Kalvarijai, pasimelsit bazilikoje, apėsit didžiusius Žemaičių Kalvarijais kalnus, kurie yra garbinami jau nuo 1639 metų. Ir sustiprėsit į dvasišką, į fizišką. O jeigu dar surasit laiką ir aplankysit jauniausią poetą Lietuvo, Vytautą Mačernį, pasidžiaugsite nuo poeziją, jūsų daina praeis labai greta ir būsit patenkinti, aplankę mūsų gražioji Žemaičių Kalvarija. Kalnų giedojimo tradicija įrašyta į nematerialaus kultūros paveldo sąvadą. Išties tai gyva, graži, gera, turininga ir turtinga tradicija. Tikiu, kad jinai gyvos tol, kol mes ją palaikysim, puoselėsim. Kalvarijos atlaidai prasideda būgnų mušimu ir baigėsi būgnų mušimu. O man ypatingai yra džiugu, mano vaikai mušė būgnus, dabar anūkė muša būgnus. Atlaidai man yra malonės laikas, kai išties atitrūkę nuo savo darbų, nuo savo kasdienybės, galima panirti į Dievo malonės ir gailestingumo glėbį. Aš ateinu ir manau, kad turbūt dauguma iš mūsų ateina gauti pilnutinį atleidimą. Tokį, kuris tarytum trintuku ištrina mūsų tos randus esančius kaip nuodėmės pasekmes. Taip ir aš irgi ateinu kasmet, nes kasmet ir klumpu, ir darau nuodėmės, ir keliuosi, ir prašau viešpaties atleidimo. Ir taip pat ateinu atleisti ir aš. Vieta, kur susitinkam. Susitinkam gaudami atleidimą, atleisdami ir tapę tuo savotiškai naujų žmogumi, naują širdimi vėl grįžtam į savo gyvenimą. Mūsų šitos parapijos ir gražios bazilikos vardas yra Marijos aplankymo. Marija skuba pas Elzbietą, kuri visą gyvenimą buvus nevaisinga, iš Dievo malonės laukėsi kūdikio, o Elzbietos vardas išvertus yra Dievo namai. Taip ir mes iš tikrųjų ateiname susitikti, ateiname pasimatyti su Marija, ateinam jos pasikviesti į savo namus. Visi piligrimai namo sugrįžta jau kitokie. Tad naudokimės, semkimės viešpaties šitą gailestingumą, jo malonę, kuri taip reikalinga šiems laikams. Brangus broliai ir seserys, šie metai popiežiaus Pranciškaus yra paskelbti maldos metais. Malda tai yra santykis su viešpačiu. Malda tai ryšys su Dievu, tas toks gyvas, nesumeluotas ir kiekvienam iš mūsų nepaprastai svarbus.
Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo apmąstymas duoda mums naujų jėgų pakelti šią tikrovę ir toliau žengti gyvenimo ir tikėjimo keliu. Kviečiu jūs atvykti, būti kartu, melstis ir kartu išgyventi tą nepaprastą atlaidų įvykį, tą maldos šventę, kurioje Dievas prabyla į kiekvieno mūsų gyvenimą, kviesdamas į bendrystę, kviesdamas į maldą ir kviesdamas būti mus visus jo Evangelijos, jo žinios liudytojais ir skelbėjais pasaulyje. Kviečiu jūs visus dar kartą į Žemaičių kalvariją. Net nėra abejonės, kad reikia išsiruošti, kad ir iš tolimiausių Lietuvos kampelių ir atvykti čia pas mus, kad patirti viešpaties gailestingumą ir malonę.